Švenčių proga šiandien pakalbėsim apie mano įrašus, kuriuos klausau per kalėdas, per kūčias, tai pasidalinsiu savo nedidelę šventinių įrašų kolekciją. Eisim išpakuosim dovanas, gavau CD siuntą iš draugo, tai toksai šiandien laukia turinys, kam patinka mano kuriami video, nepamirškit paspausti like, parašyti komentarą, o dabar važiuojam. Iš tikrųjų, mano kalėdinių įrašų kolekcija nėra labai didelė, tai dabar per šias šventes klausausi daugiausiai CD, tai turiu 3 diskus grinai kalėdinius, kuriuos esu atsirinkęs, tai aišku, mano favoritas yra Frank Sinatra, kalėdinis albumas, taip ir vadinasi, na ir visos žinomos kalėdinės dainos yra įdainuotos Franko. Tikrai labai gerai skambantis, kokybiškas įrašas ir šitą albumą klausau jau antros kalėdos. Po to yra toksai labiau mažiau žinomas albumas ir grupė, tai Platters. Irgi Christmas vadinasi ir irgi praeitais metais klausiau. 2 diskų setas. Irgi visos žinomos dainos populiarios kalėdinės, perdainuotos Platters. Tai irgi rekomenduoju, tikrai gerai skambantis toksai šventiškas diskas. Na ir toksai šiek tiek labiau dar senesnis laikotarpis gal, na, nepasakyčiau, kad senesnis gal, nes Dean Martin kartu koncertavo su Frank Sinatra. Tai Dean Martin and Nat King Cole, irgi Christmas Together, tai kalėdos kartu. Na ir irgi tokios žinomos kalėdinės dainos. Tai vienas dainas atlieka Nat King Cole'as, kitas Dean Martin. Tai čia toksai irgi rinkinys. Tai iš skaitmeninių įrašų tokia mano mini kolekcija. Aišku, šiais metais irgi gavau labai daug diskų dovanų kalėdoms, bet kol kas dar labai mažą dalį tik tai apžvelgiau. Šiandien parodysiu šiek tiek va šitame video, ką gero rasime, kokių lobių, pasidalinsiu tikrai su jumis. Na ir einam prie vinilo. Na, iš mūsų sekėjų tikriausiai vinilo ne visi klauso, ne visi turi galimybių. Aš ir pats irgi klausau paprastą tokį patefoną. Nėra kažko labai mandro, dabar esu liktais šūrės M75 galvutę paprastą M užsidėjęs. Na, mano poreikiams tikrai pakanka, nes kadangi nedaug klausaus dažniausiai per kalėdas, ypatingom tik progom. Ateity, manau, darysim kažkokį projektėlį, nes čia turiu lenko tokį irgi dar visą mechanizmą. Tai žadu kažkada su patefonais gal filmuoti kontentą, bet šiuo metu klausau, ką turiu paprastai. Tai čia yra toksai rinkinys kalėdinių dainų, vinilas, 2 plokštelių rinkinys. Ir parodysiu tuoj, kas čia per dainos. Tai kaip matot, visi žymus, seni, kiti net nežinomi atlikėjai, bet yra, matau, ir Tony Bennettas, ir Bing Crosby, na ir kitų žinomų ir mažiau žinomų veikėjų ir vardų. Bing Crosbys su Davey Bowie, tai matot įrašai 77, 68 metų. Tai toksai senovinis šventinis vaibas, kur irgi užsidedu. Tikrai geras rinkinys, iš Discogs kažkada buvau parsisiuntęs, mokėjau gal kelis eurus tik tai. Dar kai buvo įrašų, na, už nedidelės kainas galėjo įsigyti. Dabar šiek tiek yra subrangę, bet žiūrėjau irgi įmanoma būtų dar nupirkti. Na, tada turiu Bing Crosby kalėdinį albumą. Tai šitas irgi plačiai paplitęs pasauly. Irgi paklausau karts nuo karto. Na ir mano favoritas tikriausiai kalėdų yra Elvio Preslio kalėdinis albumas, taip ir vadinasi. Tai tikrai nuostabus albumas, kurį klausau per kiekvienas kalėdas, per kiekvienas kūčias. Na ir Elvis man asocijuojasi su kalėdomis. Na aišku, Frank Sinatra irgi yra ta mano dievukų sąraše. Tai tokie va mano kalėdiniai albumai, kuriais norėjau pasidalinti su jumis. Na, draugužiai, pradedam lobių paieškas. Tikėkime, pavyks rasti retų ir albumų, kurių neturime. Tai pradedam iš karto nuo Nat King Cole. Turiu šito atlikėjo albumų, tikrai dėsime į krūvelę prie džiazo. Įdomu, ar bus dainų, kurių nesu girdėjęs. Tikrai reikės paklausyti. Toliau. The Calling.
Na, negirdėta, nežinau, padėsiu į kitą dėžutę, kur manau po to paklausysim. Esu pasidėjęs dabar 3 dėžutės ir rušiuosiu įrašus, kuriuos turiu, įrašus, kurie yra džiazo ir įrašus, kuriuos noriu paklausyti ir nežinomi. Tai toksai va scenarijus. Buddy Holly. Na, tikriausiai žinot tragišką gyvenimo baigti Buddy Holly, tai atlikėjas, kuris yra įėjęs į istoriją rock'n'rollo. Būtinai pasidomėkit, nes yra nemažai dokumentikos, tikrai labai įdomu ir įdomi istorija. Gaila, kad toksai jaunas žuvo. Dedam prie, kur paklausysim, nes irgi šito albumo neturiu, bet Buddy Holly savo kolekcijai turiu. Na kaip, melomanų kolekcija be Queen, Greatest Hits. Man asmeniškai patinka labiau antroji dalis, bet tai irgi vienas iš tų rinkinių, kurį verta tikrai turėti savo kolekcijoje. Ankstyvesnė Queen kūryba. Tai padedam prie tų, kur turim. Kur turim ir tikrai yra geri. Geri, bet jau turiu savo kolekciją. Hail, nežinau kas tai. Padėsime prie tų, kur paklausyti ir pažiūrėti. Diskas, kaip matot, neišpakuotas net. Kiek suprantu, gospel, tai greičiausiai gospelas daugiausiai čia bus. Nu, dėkim į dėžutę, kur reiks išpakuoti. Kas tai? Tai Shakira. Irgi, kaip matot, neišpakuotas. Reikės pažiūrėti, kas čia per dainos. Na, yra žinomų dainų. Ko gero, kad net neišpakuosiu, nes Shakiros turiu jau atsidėjęs į savo kolekciją. Na, kol kas pradžia labai įdomi, bet tikrai nemanau, kad tai bus ilgai, nes tokiuose dažniausiai lotose būna tikrai įdomių įrašų ir būna nelabai įdomių ir būna labai neįdomių netgi. Lamar. Na, asmeniškai man nepatinka. Ko gero turiu savo kolekcijoje, nors ir nelabai klausau. Tai dedam į tą dėžutę, kur turim. Blue All Rise, nežinau kas tai. Irgi nežinoma. Tai labai įdomu, va, tokių visokių nematytų, va, tokių būdų, kai gaunu dovanų, jau ne pirmą kartą esu gavęs tokią siuntą. Tikrai pavyksta rasti tokių keistų visokių nežinomų ir labai gerai skambančių albumų. Na, čia kaip matau bus String Quartet. Quartets, tai tikriausiai čia kažkas bus gal į klasikos pusę labiau. Bandom pasidėti, reikės pasianalizuoti, patyrinėti šitą albumą būtinai. Žiūrim toliau. Tokie, kur bus visai neįdomus, tai gal net nežiūrėsim, neaptarinėsim, nebent jeigu jūs kažką pamatysite, irgi labai laukiu su komentaru. Bob Marley. Tai čia irgi bus rinkinys kažkoksai. 3 diskų. Bob Marley savo kolekcijai turiu. Na, visus tokius boksus renku, kolekcionuoju, nes na, tikrai labai daug muzikos geros būna dažniausiai ir na, būna dažnai ir neblogai skambantis. Tai toks kolekcinis boksas, kurį tikrai pasidėsiu savo kolekciją. Žiūrim toliau, ką čia turim. Baizon. Na, tai visiškai ne mano muzika. Tokių albumų neklausau. Padėsim prie tų, kurie... Nu, esu turėjęs tą albumą, bet Girls Aloud. Na, irgi ne mano muzika. Bet rodo visus iš eilės, nes kad nebūtų čia, kad galvojat, kad rinktiniai kažkokie. Čia viskas yra iš eilės. Rinkinys. Iš šito tipo rinkinių esu turėjęs ne kartą. Tai irgi, atsimenu, pardaviau, išmainiau, nes, na, tokių savo kolekciją nerenkiu, nes tai yra nebent automobilį kažkur tais keliaujant vasarą toksai variantas. Tai čia irgi, aišku, dainos, kaip matot, bus žinomos. Ir Beyoncé, matau, ir Fergie. Visokių yra. Bet čia daugiausiai toksai popsas, lengvo šokių muzika. Tie rinkiniai kažkas tokio. Na, čia nežinau, čia kažkoksai
visai nevertas tikriausiai dėmesio. Feeder. Nežinau. Padėkim prie tų, kur reiks paklausyti, ko gero. Tada kas toliau. Pink. Na, Pink reiks pasižiūrėti. Nes ko gero nei vieno dabar šiuo metu albumo savo kolekcijų neturiu. Tai manau pažiūrėsim Pink. Žiūrim toliau. Dar vienas. 2003 hitai. Na, kaip minėjau, į automobilį, vasarai, atostogom, kelioniai kažkokiai. Yra paskirtis tokių albumų tikrai. Lord of Dance. Nežinau, čia kaip ir DVD, tai greičiausiai, kad nelabai man į kolekciją. Keris. Na, įdomu čia. Nežinoma grupė. Negaliu kažką netgi pakomentuoti, bet įdomu bus pasižiūrėti. Manau, kad irgi paklausysim. Tokius įdomesnius albumus žadu pasidalinti Patreon'e, video padaryti, kai testuoju, klausau. Tai kas norit pamatyti daugiau, tai prisijunkit už kavos puodelio kainą prie Patreon'o. O čia dabar video toksai daugiau tokia apžvalga įrašų, ką galima rasti lotą nupirkus. Na, aš nepirkau, čia draugas nupirko man ir padovanojo šitą lotą su kalėdom. Bet dažniausiai, realiai toksai turinys ir būna, kiek teko pirkti pačiam. Bon Jovi, It's My Life. Na, čia kaip ir singlas, kaip matot. It's My Life. 3 dainos. Pažiūrėsim, dar čia turėtų būti plakatas pridėtas, matau, kad pažiūrėsim paskiau viduje, ar yra ar nėra. Na, šito atlikėjo nežinau, bet esu klausęs, nepatiko. Tai labiau ir net neaptariu. Štai planas B. Na štai, pirmas kalėdinis albumas mūsų kolekcijai. Kalėdinės giesmės. Na, pažiūrim, ar žinomų dainų yra. Na, kaip ir yra, matau, bet čia labai daug dainų. Čia chorai visokie, bus įdomu. Tai tokie albumai labai man patinka, tai aš būtent dabar ir pasidėsiu, kadangi šventinis laikotarpis, tai čia yra tas albumas, kurį tikrai paklausysiu. Žiūrim toliau. Toliau kas čia singlas, tai su Eminemu, Akonas. Bet aš singlų nelabai aptarinėsiu, ko gero, nes turim tikrai įdomesnių albumų. Čia irgi nežinau kas, irgi greičiausiai kažkas tokio bus. Dedami krūvelį ir viskas. Čia irgi nežinau. Singlai. Singlų nerenku iš viso, iš tikrųjų. BBC Music. Na, irgi kažkas iš klasikos pusės bus, įdomu. Nes šiuo metu kaip tik ketinu daugiau klasikos pasipildyti kolekciją. Big Bandai. Charlie Barnett. Netai perskaičiau. Nu, čia labai tikrai įdomu, nes tokią muzikytę tikrai klausau. Na, su tanuojais, kaip sakant, groja tokią muzikytę labai gerai. Bethovenas, klasikos užpakuotas, neišpakuotas net. Irgi įdomu. Mendelssohn, orkestriniai darbai. Irgi įdomu. Kiss Mix 98. Na, čia kažkokia kolekcija irgi. Tikriausiai. Rinkinys kažkoksai. Rooster. Na, čia kažkokia jaunimo gal roko grupė šiuolaikinė. Na, nelabai bus, aišku, šiuolaikinė, nes diskas bus jau senas. Filmų muzika. Dar vienas filmų muzika diskas. Štai įrašai, kuriuos atsirinkau savo, tuoj apie juos trumpai papasakosiu. O štai čia visi įrašai, kurie, netitinka mano klausomos muzikos skonio, arba nepatinka, arba jau atsiklausęs esu, tai ko neklausau, tuo ir nerenku. Tai nežinau, bus kažkam gal padovanota, gal parduota pigiai.
O dabar ką atrinkom ir kodėl atrinkom pakalbam. Tai šita visa krūva tokia yra, kas atkeliaus dovanų įteiksiu pas mane iš Patreonų į svečius. Tai tokių retesnių yra leidimų, kaip Bob Marley ankstyvoji kūryba, 3 diskų setas, užpakuotas visiškai. Na, Queen, tai čia jau žinot, roko klasika. Tai irgi gal kažkas neturės, kažkam padovanosiu. Tokie boksai rinkinių irgi rock'n'rollo visokios senos dainos, paklausiau ganėtinai kokybiškai tikrai rašyta ir yra tokių perliukų. Čia baladės irgi, tai irgi buvau užsidėjęs labai kokybiški įrašai, keista netgi. Kažkas keliaujant, gal su automobiliu ar kažkur tais norės pasiklausyti, tai tikrai neblogas setas, nenorint apsikrauti. Čia šokių muzika, tai radau ankstyvosios elektroninės, tokios kaip Kraftwerk. Čia tokie irgi miksai šitam diske, tai gal kažkada kažkokį diskoteką ar kažkokį baliušką organizuosiu, tai vien dėl to pasiėmiau. Čia šiek tiek džiazo, tai Ella Fitzgerald, šitas gerai skambantis, tik tai gaila, kad reikėtų išdžiovinti, yra sušlapęs. Šitas nelabai gerai skambantis, bet negirdėtas, tai dėl to pasiėmiau. Na, melodingas toksai, bet įrašai tokie 40 metų labai jau seniai įrašai. Afrikos garsų šiek tiek. Čia Peterboro, jeigu neklystų, katedra, kai buvo sudegus, rinko lėšas, klasika, chorų dainos. Na, klasikos šiek tiek pasirinkau, bet nėra kažkokių stebuklų, nes kol kas dar netradau tokių, kas man patiktų. Nu, ir dyvo, tik tai gerai skambantys čia toksai. Neturėjau nieką, tai dabar pasiėmiau šį kartą. Na, daugiau tokių kaip Mobis, Black Eyed Peas, Buddy Holly, tai šitas albumas. Ką esu turėjęs iš Buddy Hollyo, tai šitas geriausiai skambantis. Tikrai rekomenduoju. Jeigu kažkas ieškot gerai skambančio Buddy Hollyo albumo, tai čiupkit tokį ir tikrai labai gerai skamba. Praklausiau dabar 4 dainas, ne vienos dainos neradau blogai skambančios. Na, čia šiek tiek moteriško vokalo albumus, tokius kur neturiu, bet mažai žinomi, tikrai niekam tokių nereikės, tai pasiliksiu, pasidėsiu. Nat King Cole dar va šito nepaklausiau, užsidėsiu, įdomu ar geros kokybės bus įrašai. 3 diskų setas. Na ir čia tokia nežinoma grupė, tai irgi atradau, žiūriu, kad visai smagiai skamba ir pasiėmiau, pasidėjau savo. Tai toksai pirmos dienos medžioklės rezultatas. Kalėdinius albumus visus, kur klausiau, tai visi ten Tragedija, kur buvo atsidėjęs. Tai toliau ieškosim, bandysim rasti kalėdinį albumą kitą dieną. Tai ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi patiko, nepamirškit parašyti komentarą, toksai trumpas video apie diskus, apie kolekciją. Laukiu tikrai jūsų pasidalinimo apie jūsų įrašus.